Gerai, labą dieną vaikai, dauginame ir daliname laipsnius su vienodais pagrindais. Gerai, kas yra laipsniai jau žinome, tai dabar išmoksime dauginti ir dalinti laipsnius su vienodais pagrindais. Su vienodais pagrindais reiškia pagrindas būtinai turi būti vienodas. Ką tai reiškia? 3 antrų laipsnių dauginu iš 3 trečių laipsnių. Ar pagrindai vienodi? Taip. Ar laipsniai skiriasi? Taip. Tai viskas gerai. Gali laipsniai būti vienodi, kai pagrindai vienodi? Irgi gali būti. Tarkim, 4 antrų laipsnių kart 4 antrų laipsnių. Irgi gali būti. Viskas tvarkoja. Kas atsitinka, kai mes dauginam laipsnius su vienodais pagrindais? Mes galime parašyti tą pagrindą vieną, o laipsnius sudėti. Taip sakant, jeigu va čia yra daugybė, tai čia galima sudėti. Tai bus 5. 3 5 laipsnių. Gerai, kas čia atsitinka? Lygiai tas pats, nieko kito. Čia sudedam pagrindas 4, 4 laipsnių. Tiesiog taip sutapo, kad čia 4, neišsigaskit, gali būti ir kitaip. Jeigu, tarkim, parašyčiau 2 antruoju kart 2 antruoju, tai būtų 2 4. Suprantame, kad čia sudedam. Jeigu pagrindai skirtingi, tarkim, toks atvejis, ne? Tai tokio veiksmo, kaip sudėti laipsnius, negaliu. Tai negaliu va tai padaryti, kaip ką tik dariau su vienodais pagrindais. Čia pagrindai skiriasi, reiškia tiesiog sudėti laipsnių neišeis. Ten yra kita taisyklė, kaip reikia daryti, bet mes prie jos grįšim vėliau. Tai dabar, jeigu galiu sudauginus sudėti, tai padalinus tikriausiai galėsiu atimti. Tai taip ir bus. Jeigu aš turiu pagrindą 5 laipsnių 7, dalinu iš 5, tarkim, 3 laipsnių, tai jeigu čia dalyba tarp pagrindų, tiesiog minusuoju. Bus 5 4 laipsnių. Taip. Jeigu turiu neigiamus pagrindus, tarkim, -2 būtinai skliaustas, tarkim, 2 laipsnių kart -2 5 laipsnių. Tai lygiai taip ir gaunu -2 sudėjus šitos laipsnius 7 laipsnių. Tai pagrindas nesikeičia. Jeigu jis buvo neigiamas, jis neigiamas ir lieka. Taip. Gerai, kas bus, jeigu turiu dešimtainius skaičius? Tai gerai, tarkim, turiu 15 šimtųjų ten 9 laipsnių, dalinu iš 15 šimtųjų 2 laipsnių. Tai ką aš gaunu? 15 šimtųjų, čia galiu atimti 7 laipsnių. Iš esmės, uždaviniai, kuriuos jūs gausite su šita savybė, bus tokie, kad bus labai dideli laipsniai ir vykdant tos veiksmus, jie kažkaip susiprastins iki tokio lygio, kad liks koks nors 2, 3 arba 4 laipsnis. Nu, tarkim, kaip pavyzdys, buvo labai, va čia labai, panašus, gerai, toks pavyzdys. Tarkim, aš turiu 2 25 laipsnių, reikia padalinti iš 2 21 laipsnių. Aišku, kad jūs su skaičiuotuvu neskaičiuosite, kas ten per skaičiai ir tikrai nedalinsite. Jūs tiesiog supaprastinsit, gausit 2 4 laipsnių ir žinote, kad tas atsakymas 16. Taigi, be jokio skaičiuotuvo, be jokių laipsnių, pritaikius šitą savybę, aš galiu paskaičiuoti labai didelius skaičius ir lengvai galvoj gauti atsakymą. Suprantat? Uždaviniai bus panašaus tipo, reikės prastinti, reikės mokėti, kur ką suprastinti. Gerai, dabar jeigu aš turiu, tarkim, 3 -3 laipsnių ir kart 3, tarkim, 5 laipsnių, kokį atsakymą aš gausiu? Vėlgi turiu tos laipsnius sudėti ir aš gausiu 2 laipsnių. Taigi atsakymas 9. Tokio tipo uždaviniai irgi bus. Jeigu jūs matysite neigiamus laipsnius, tai pamatysite, kad atsakymas bus labai paprastas, jeigu suprastinti tos laipsnius. Sutraukti.
Tai kad jeigu daugybą, sudedam laipsnius. Gerai, koks dar gali būti variantas? Dar gali būti trupmeniniai skaičiai. Tai tarkim, 2/7, bet būtinai skliaustė. Aš turiu, tarkim, 11 laipsnių, dalinu iš 2/7, tarkim, 7 laipsnių. Ką aš gaunu? Išminusuoju ir gaunu 2/7, būtinai skliaustas, nes tada laipsnis abiems skaičiam priklauso, ir minusuoju, gaunu 4. Tokį skaičiuką aš jau galėsiu paskaičiuoti ir galvoje. Tai, man atrodo, čia daugiau nieko ypatingo, kažkokios išskirtinio pavyzdžiui, lyg tai neliko, nebent yra klausimų. Taip. O ką daryti, jeigu yra ten, pavyzdžiui, 3/8 kart 3/2? Sudedam. Bet tai atsakymas rašyti tiesiog skaičius ir laipsnius? Ai, jo, jeigu 3/8 kart 3/2, tai atsakymas 30. Tavęs tikriausiai užduotį nereikalaus, kad tu gautum konkretų skaičių, o tavęs paprašys, užduotis skambės taip. Pritaikykite laipsnių savybės, sprendžiant užduotį. Ir viskas, tikriausiai kažkas tokio panašaus. Tau reikia, va toks bus atsakymas tavo geras. Čia bus geras atsakymas. Taip. O tai gal daryti jau skirtingi pagrindai? Čia mes dabar apie tai nekalbėsim. Šiandienos tema yra su vienodais pagrindais, todėl mes nieko kito dabar nenagrinėsim, o tik tai tą variantą. Taip. Taip, teisingai. Jeigu nėra jokio laipsnio, mes visi žinome, kad tai yra tiesiog pirmas laipsnis. Ir tada bus 3/9. Visiškai teisingai. Jeigu jokio laipsnio nėra, va taip yra, va taip netgi parašysiu, va, 3/9. Laipsnių nėra, reiškia, yra pirmas laipsnis iš eilės. Ar tokios taisyklės galioja su pliusu ir minusu? Ne. Su pliusu ir minusu negalioja. Mes dabar tema yra dauginame ir daliname laipsnius su vienodais pagrindais. Reiškia, kalba eina tik apie daugybą ir dalybą. Nesudedam ir neatimam. Ašgi galiu. Gerai, šitas variantas netinka. Dabar antras variantas, kuris netinka. Jeigu aš turiu 3/3 plus 3/4. Tai šitas irgi netinka. Negalima taip taikyti šitos taisyklės šitam uždaviniui. Ir lygiai taip pat, jeigu aš turiu 2/5, tarkim, minus 2/3, tai vėlgi šito irgi negaliu pritaikyti, nes čia yra minus, plus, o čia tiesiog skirtingi pagrindai. Matote, skiriasi. Skirtingi pagrindai, sudėjimas, atėmimas. Ne daugybą ir nedalybą ir ne vienodas pagrindas. Atkreipkite dėmesį į pačią temą. Daugyba, dalyba, vienodi pagrindai. Reiškia, tik tam dalykui tai pritaikytina. Taip. Aš turiu 2 klausimus. Tai, tenais, kur yra 3/8 laipsnių, kart 3 ir kart 3 be laipsnio, tai kaip bus su dalyba? Taip pat, irgi, jeigu būtų čia 2/7 kart, dalinti iš 2, tai gaunam tiesiog 7 minus 1, 2/6 laipsnių. Tiesiog minus. Taip. Dar štai, kur buvo minusas, jo, kaip čia su dalyba? Su dalyba lygiai taip pat, tada ten būtų minusas ir būtų minus 3, minus 5 būtų minus 8 laipsnių. Nu gerai, parodysiu. Pavyzdį parodysiu. Jeigu 2 minus 4 dalinu iš 2/5, tarkim, tai ką aš darau? Rašau pagrindą 2, o iš minus 4 turiu atimti 5, nes yra dalyba, ne? Minus 4, minus 5, minus 9 laipsnis. Viskas. Taip. Taip, viskas tvarkoja. Irgi visus 3 pagrindus galime sudėti. Jeigu mes turime 3 vienodus pagrindus ir sudėti ir atimti. Žiūrėkite, parodysiu tokį variantą. 3 kart 3/3 ir padalinti iš 3/2. Pažiūrėkite, 3 pagrindai iš eilės einantis, ne? Bet yra ir daugyba, ir dalyba. Tai ką aš darau? Va čia buvo vienetas, jį sudedu su 3 ir atimu 2.
Tai 1 plus 3 yra 4, minus 2, 2. Tai 3 antrojų laipsnių atsakymas 9. O kaip būtų, jeigu 3 yra ir paskutinis būtų be laipsnio? Be laipsnio aš jau rodžiau, kad jeigu be laipsnio, tai tiesiog yra vienetas. 1 laipsnis. Tai kaip 1. Taip, jeigu nėra jokio laipsnio, reiškia laipsnis 1. Mes visi žinom, kad jeigu bet kokį skaičių keliant pirmų laipsnių, mes gaunam tą patį skaičių. Tai reiškia, mes tiesiog nerašom to laipsnio. Ar dar turite klausimų? Ačiū.